Ho, 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 su šventė, mėlėji. Ko čia rėkauja? O tai ko tu nesveikini mūsų žiūrovų su šventėm? Aš ieškau kalėdinių dovanų. O kur tu ieškai kalėdinių dovanų? Internete vaugoautomotive.com. Oho. O mūsų žiūrovus sveikinam su šventom kalėdom. Linkim gerai praleisti šitą laikotarpį. Tikimės, kad kalėdų senelis bus dosnus šiais metais. Gal kažkokiu performanso detalių atneš, o gal vieną kitą karbono detalę pagražinti savo automobilį. Tai linkim linksmai atšvesti ir praleisti gerai šitą šventinį periodą. Svarbiausia, kad sviltų padangos, o ne siela. Ačiū visiems žiūrintiem ir tą progą einam po eglute, pažiūrėsim, kas čia yra. Ogi čia yra dovanų kuponas. 100 eurų vertės dovanų kuponas, kurį laimės tas vienintelis, kuris pakomentuos, kokią nori nusipirkti dalį iš mūsų internetinės svetainės. Uždės tą laiką, dar pasubscribins ir mes burtų keliu kitos serijos intro išrinksim laimėtoją. Tad gerų švenčių, dar gal paskutinį žodį kokį? Dar kepuriuką pridėsim tokį prie visų dovanų. O, kokie mes dosnų šiais metais. O dabar varom švęst, o jūs varykit į epizodą. Sveiki atvykę į projektą Kelias į Eseną, kuriame du broliai nusipirko BMW M4 iš Amerikos, visą sudaužytą, su visais išsprogusiais airbagais, su traversu įskilusiu, kurį reikėjo keisti, nors ir jisai labai brangus buvo. Mes pjovėm, mes gręžėm, mes ardėm, mes išardėm visą priekį. Galiausiai nuvežėm pas dažytoją, kuris įdėjo karboninius kapotus, sparnus, paruošė dažymui, o tada atvažiavo stiklo meistrai. Stiklo meistrai įdėjo stiklą, mes sudėjom atgal salioną, tada stumėm mašiną ant pakelėjo. Kėlėm, kol galiausiai pakėlėm, mes atidarėm kapotą, pamatėm, kad nėra radiatoriaus, įdėjom naują radiatorių, šoninį radiatorių pritvirtinom su izoliacija, uždarėm dureles, užkūrėm variklį ir įdėjom žeminančias spiruoklės. Pakeitėm visą oro padavimo sistemą, į buferį įdėjom karboninės groteles, nuplėšėm plevelę nuo naujų galinių lempų ir užsukę vairą mes įdėjom naują airbagą, galiausiai uždarėm kapotą ir mes jau beveik esam pasiruošę kelionę į Eseną. Grįžom iš pirmo pravažiavimo, atgal į garažą, dabar reikia susitvarkyti, ką radom. Tai guolį užsisakėm, lauksim kol ateis, reikia susirasti, kas su parkais negerai, visi 4 galiniai parkai neveikia, tai reikia pasižiūrėti šitus sujungimus, gal fiškė kažkur tai ar dar kažką, o gal mes, kai skubėjom, nepajungiam, reikia pasižiūrėti. Tada reikės pabandyti susikalibruoti dar kartą stiklą, nes blind spotas neveikia. Ir iš pradžių jis veikia, pavažiavam kažkiek, tai ir išsijungia iš viso. Pasižiūrėsim tą, nusprendėm šiek tiek sukelt priekį, tai nežinau, gal kokius 4-5 mm pakelsim, nes kai užsidės mūsų spliteris, kad nebūtų per žemai. Ir šiaip tai visa kita tvarkoj, pasidarysim šitus visus dalykus ir tada žiūrėsim, ko dar reikės. Tai dabar pirmas dalykas, tai nusimsim buferį galinį ir pasižiūrėsim, kas su tais parkais negerai. Radom, kodėl mūsų parkai neveikia, nes laidas nepajungtas, tai per skubėjimą tiesiog nepajungiam laido ir dabar susitvarkysim čia ir turėtų viskas veikti.
Pasijungiam fiškę, atsikabinam šitą pusę buferio, pasijungiam fiškę, tai dabar turėtų parkai veikti. Nusileisim mašiną ir tuo pačiu, kad jau galą kaip ir užbaigti, turim Eisakson reflektorius. Kadangi pas mus vieną tik tai turėjom, be kito mašina grįžo, tai mums vieno trūko, bet nusprendėm tokį padaryti, kad sueitų su visų vaizdu, tie reflektoriai nelabai gražiai žiūrisi, dėsim Eisakson Honeycomb ABS plastiko reflektorius ir pabandysim sudėti, pasižiūrėti, kaip atrodo. Aš manau, kad gerai. Blemba, aš dabar galvoju, žinai, jie gloss black. Ir dabar mūsų ta vizija, kad šičia gloss black naikinam dėsis slengstis karboninis ir poslengstis karboninis. Ir tada prieki karbonas mūsų priekinė lūpa. Tai gal tiesiog palikti, kad dar to juodo būtų, tai veidrodėlio apvadus palikti, su langų apvadais ir anteną palikti juodą, nedėti to karbono. Kaip galvojam. Nes vis tiek kažkokio tai juodo akcentą reikia palikti, jeigu reflektorius juodas paliekam. Čia realiai net ne reflektoriai, čia blanking plaitai. Pažiūrim, ar tie parktronikai veikia pas mus ar ne. Kas nors atsistokit gale ir pažiūrėsim, ar veikia. Pas mane pypsi. Dar prieik. Pabandyk prieiti prie parko. Veikia. Veikia. Gerai. Tai reiškia, buvo fiškė. A few minutes later. Į gatves negalėjom išvažiuoti, neužsidėję variklio tepalo užimtuvo apsaugos, kadangi mašina grįžo sudaužyta, kaip ir atsimenat, jokių apsaugų čia nebuvo. O BMWs originaliai turi apsaugą, čia per vidurį dedasi plasmasinė apsauga, tačiau pats aušintuvas tepalo nėra apsaugotas, čia yra skylė. Tai gaminam savo brendo apsaugas, tai yra metalinės išaliumo apsaugos. Dedasi ir tvirtinasi ant originalių tvirtinimosi taškų. Tai užsidėjom savo ir žiūrėsim, bandysim apsaugoti savo tepalo aušintuvą. Dabar galima važiuoti. Nei akmenį sudaužys, nei purvo apsineš. Kaip sakėm, nusiėmėm ratus, dabar pabandysim pasikelt važiuoklę kokius 4-5 mm, nes kadangi užsidės mūsų splitteris, kad nebraukytume mes per kiekvieną gulintį policininką splitterio. Tai aš manau, kokių 4-5 mm mums pilnai užteks. Pakėliau apie 4 mm, tai 1, 2, 3 per 3 gravelius. Kažkur 4-5 mm, tai manau bus pats tas. Jeigu reikės, dar pasikelsim. O dabar pabandysim pasikaitint šitas grotas ir biškį pastumti priekį. Kaip ir minėjau, mes jas pjausim ir iš vidaus dėsim groteles, kad apsaugot radiatorių ir būtų pakankamai
pakankamai didelis tarpas tarp padangos ir grotelių ir mum niekas čia nieko nelies. Bet dabar laikinai tiesiog pabandysim pakaitinti plasmasę, pastumt ir turėtų laikinai mums išspręsti problemą. Kol mes laukiam kelių užsakytų detalių, tai rato guolio, kelių plasmasės sijonėlio po priekinių buferių, nusprendėm pereiti prie smagiosios dalies ir pagražinti variklį. Kadangi pas mus karbonas visur kapotas, sparnai karboniniai, tai aš manau, kad variklio sekcijai irgi nepakenktų. Ir pakeisim variklio dangtį, vadinamas lamp panel angliškai, arba radiatoriaus dangtį. Pakeisim šitus metalinius stradbarus į anglies plošto, pripreg anglies plošto ir uždėsim kompo dangtį irgi iš karbono. Tai visos detalės G8X platformai yra pripreg anglies ploštas. Tvirtinimo taškai yra originalūs, tik tai pasikeičia gumytės nuo originalaus dangčio, bet iš esmės aš manau, kad jeigu jau kadangi einam tą extra mile ir darom visą mašiną parodinę, tai norėtųsi tikrai po variklio dangčių irgi turėti daug karbono. Pradedam karbonizaciją. Tai atsisukam stradbarą. Liko. Sunkus, mesim lauk. O davai pasveriam, pažiūrėsim, koks svorio skirtumas. Nulis? Kiek sveria? Beveik 4 kilai. O kiek šitas sveria? 500 gramų. Šioks toks skirtumas yra, ne? Tai aš manau, dėsim šitus. Nusiemam dangtį. Šitie persikels. Išsimsim ženkliuką. Ženkliukas iškrito. Ženkliukas eis čia. Pasistato. Ir užlenkiam. Dabar išsiemam gumas.
Dangtis irgi lengvesnis. Ir šitą sveram. Galim pasverti. 230 gramų. Šimtas 15 gramų per pusę. Nu, kadangi jau sveriam viską, galim pasverti ir šitą. Ar ne? Du su pusė. 400 gramų. This is not okay. This needs to stop now. Paliekam ar dedam atgal? Reikia svorio. Dedam atgal jaučiu. Sakai, nereikia to svorio. Kam tas svoris? Aš tai manau, kad gerai. Čia uždengsim, kad nesimatytų tų skylių tokių. Bet šiaip man gražu. One eternity later. Suradom dar vieną problemėlę, kurią reikia išspręsti. Tai va, turim šiokį tokį laisvumą. O laisvumas ateina... Kristi, ateik biškį. O laisvumas ateina iš šakės. Gali pajudinti va taip va biškį. O mes va čia... Važiuoja. Va šito šakės obuolys. Ne taip, taip. Va taip va. Jo. Va. Ateik iš šitos pusės kėtų. Matai, kiek vaikšto. Tai va, tai mūsų obuolį reikia... Mūsų obuolį reikia pakeisti. Tai pakeisim visą šitą šakę. Ir turėtų tas laisvumas dingti. Ir su važiuoklė mums tik tai liks guolis. Guolio vis dar laukiam. Tai aš manau greitų metų bus. Ir tada pasikeisim guolį ir tada važiuoklė turėtų būti viskas ok. Tai dabar pasikeičiam šakę.
good. Įdėjom naują. Aš šitą į šiukšlyną. Kol mašina pasikėlė, turim šitą plasmasę, tą vadinamą sienėlį, tai uždėsim ir jį dabar. Sudėjom apatinę plasmasę, ten viskas kaip ir ok, dabar turim dar keletą detalių, tai būtų guma po kapotu ir plasmasė, tai ją dabar uždėsim ir tai čia va plasmasė eis ir kapoto guma. Tada mums tik tai beliks realiai šonas, viena plasmasė tenai mažytė ir sparno ta plasmasė, kur sulaužėm, tai mes ją pakeisim, kad sparnas stovėtų vietoj. Tai jinai turėtų vietos taip. Tai atėjo guolius, pasikeisim guolį vairuotojo pusės, kur ūžia, tai jau nebeūž. Tada turim šitą plasmasę. Va čia, kur sparnas, kur slengstis atšokęs, tai šitas plasmasė laiko ir slengsti, ir sparną, tai sparną nusimsim, pasikeisim šitą plasmasę. Ir anos pusės, dešinės pusės, ten toksai koveriukas, dangtelis eina plasmasinis iš anos pusės, tai tą irgi pakeisim. Ir tada ketvirtadienį čia poros dienų bėgi turim suvedimą. Tai tikėkime, kad suvedimas pasidarys viskas tvarkoj. Ir važiuosim į ekspertizę technikinę, registruosim mašiną ir galėsim toliau leisti gatves. Nusėmėm
Nusėmėm guolį, tai pagal visus garsus ir pagal visus simptomus tai buvo vairuotojo pusės. Aš nežinau, ar kamera girdėsis, bet ir turi laisvumą jisai. Tai nesukam galvos, dedam naują ir važiuosim tyliai ramiai be jokių garsų. Ką, viskas užsidėjom sparną, dar čia tokių plasmasėlių trūksta, tai jie susisakysim, čia kur prisispaudžia plasmasė posparnis prie sparno. Pasikeitėm guolį, pasikeitėm anoj pusėj tokią plasmasę, įsidėjom šitą slenkščio plasmasę, dabar viskas kaip ir tvarkoj, viskas sueina vietoj. Ir rytoj reikės išvažiuoti, pasižiūrėti, ar turim dar kažkokiu tai garsų, bet iš esmės tai man atrodo viskas kaip jau ir baigta, tik tai dabar reikės lauksim slenkščių, dėsim spliterį, dėsim žieminės padangas. Ir pabandysim išvažiuoti. Pasidarysim ekspertizę, technikinės ir jau galima bus su ją važiuoti. 2000 years later. Žodžiu, situacija tokia, kad buvom išvažiavę pravažiuoti su mašina, pasikeitę vairuotojo pusės guolį. Vairuotojo pusė tylu ramu, niekas nebeužia, bet yra garsų iš keleivio pusės. Tai nusprendėm pasikeisti būdų, vakar užsisakėm guolį, nuvažiavom pasiimt, netikėtai viskas vietoj, tai labai nustebino, tai šiandien galėsim paprasčiausiai pasikeisti abu, bus abu guoliai pakeisti, uždarysim tą klausimą. Sėmėm seną guolį, tai yra toks laisvumas, nežinau, ar girdėsis kamera, bet nežinau, bet žodžiu, jo, yra laisvumas, tai tikrai guolis. Įdėsim naują, turėsim 2 naujus ir uždarysim tą klausimą. O čia mūsų naujas.
jūs dar čia? Nu tai ačiū, kad žiūrėjot. Tai nepamirškit pasubscribint, jau tikrai, jeigu tiek žiūrėjot, tai tikrai galit. Laiką padėkit. Nu ir pakomentuokit, gal laimėsit netyčia tam konkurse mūsų, netyčia. Nu taip netyčia. Jeigu jau labai patiks konkursai, tai dar paorganizuosim, čia jokių problemų nematau. O šitoj serijoje, tiksliau kitoj serijoje, varysim į regitrą. Regitrą. Nebijokit jūs tos regitros.